kur keliaujam? Keliaujam į Užaušros vartų. Eisim Užaušros vartų į vietą, kurią žino retas Vilnietis, o derėtų žinoti. Iš tikrųjų, kiek Vilniuje bažnyčių, ne kiekvienas gali pasakyti. O iš tikrųjų, jų skaičius nuolat kito. Ir keisčiausia, kad nemažai jų dalis išnyko iš Vilniaus žemėlapio sąlyginai visai neseniai. Na, sakysim, ta, prie kurios mes dabar artėjame, prie Juozapo Sužadėtinio bažnyčios, jinai kaip bažnyčia jau nenaudojama nuo 18 šimtmečio ir tapo gyvenamųjų namų. Verta prie jos pripėdinti ir pasižiūrėti, kas iš jos liko. Man atrodo, mes su tam turėsim. Arba galim dar pakeliui užsukti, nežinau. O, galime užsukti, jeigu bus atidaryta. Mes čia pakeliui. Į Graikų katalikų apeigų bažnyčią. Čia šitie bazilijonai, taip vadinami. Taip, bazilijonai. Nuo Švento Vasilijaus arba Bazilijaus. Nu, tai lotynų pasakyčiau šito šventojo vardas, to asmens paskelbto šventojo. Iš tikrųjų, vėl istorija yra įdomi, svarbi, daugelis ją žino, kas norės giliau pasidomėti verta rimtų šaltinius patyrinėti. Bet Lietuvos didžiosios kunigaikštijos valdovai turėjo didį siekį, taip sakant, didelę slaviškų žemių dalį valdyčią ortodoksų bažnyčią pritraukti arba priglausti Romos popiežiaus kiekį. Nu ir kai kas pavyko. Aišku, 19 šimtmetį visa tai buvo sunaikinta. Dabar pamažu šitą bažnyčią atgauna savo pozicijas, yra aktyvi ir gausiai išpažinėjų turinti mūsų draugiškai Ukrainoje, ypač vakarinėje jos dalyje, Lvovo savotiškai yra Graikų katalikų apeigų sostinė. Nors nemažai gyvena bazilijonų, Graikų katalikų ir Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstybėse. Šita bažnyčia tai svarbi tuo, kad iš tikrųjų yra laikantis legendos pastatyta toje vietoje, kur buvo nužudytėse didžiojo kunigaikščio Algirdo laikais, vadinasi 14 šimtmetį, garsieji 3 Vilniaus kankiniai. Kurie tenai? Taip, kurių mumijos dabar yra kitapus gatvė. Čia saugo Ąžuolų giraitė, Šventa giraitė ir joje va tie žmonės buvo nužudyti. 19 šimtmetį jų tapybinius portretus. Tėvą pamatysime Pavlo, teismo suleis kur nors. Buvai senai? Aišku, buvai. Jo. Tai va čia yra. Paskui vis tiek tą medžiagą reiks pamato. Tai va čia tų kankinių vaizdelį. Ir čia va tas įrašas. Tai atneša žvakeles. Aišku, tai yra vėlyvas 19 šimtmečio daiktas. Tai čia užrašyta. На месте всего храма, бывшей здесь дубовой рощи, в половине 14 века приняли мученическую кончину за православную христианскую веру сие святы и мученики, литовские, веленские, чудотворцы Антоний, Joan į Jevstafį. Tai va. Bet irgi čia toks įdomus faktas, nesikabinėjant prie stačiatikių ortodoksų bažnyčios, vėl buvo prisiminti šitie kankiniai ir buvo suaktyvintas jų kultas po 1863 metų sukilimo. Vat jie tapo vėl labai svarbiais, o kito laiko ypatingai svarbiais nebuvo. Tad vėl stebuklingų būdų buvo jų nesuirę kūnai rasti ir panašiai. Manau, kad tai sėtina su sukilimu ir kitais. Bandome įeiti. Šita bažnyčia, kaip ir daugelis, buvo uždaryta 47-49 metais. Tikslę datą dabar būtų man sudėtinga. Ir paversta Vilniaus inžinerinio instituto sandėlių ir sporto sale. Negaliu įsivaizduoti, kaip čia buvo galima žaisti krepšinį.
kad ant kai kurių šitų stulpų buvo krepšinė krepšiai. Nu, žodžiu, čia matyti, krepšys į krepšį. Tai va. Kai kurių likučių mes čia dar matom. Ypač įdomus vaizdas yra iš viršaus į vėlgi. Graikų apeigų katalikų bažnyčios skiriasi nuo kitų paprastai. Yra ikonostasas kaip stačiatikių bažnyčiose, bet yra, kaip vadinami, valdovo vartai, carskie vrata. Bet yra atskiri altoriai ir pamaldas laikomas atsisukus veidu. Kita vertus, sakau, pagrindinis bažnyčios galva yra Romos popiežius. Daugybė ten dar yra visokių skirtumų, bet jos reikia atskirai priimti. Tai va, vėlgi nuostabus dalykas, kad bažnyčia, kadangi buvo apleista gana sparčiai, nebuvo nei tyrinėta, nei labai griaunama. Todėl mes čia keletą dalykų viena, kad tai yra gotikinis pastatas, Ostrogiškių šeimos statytas ir kaip architektūrinis objektas tikrai vienas iš retesnių. O, gerų čia dalykų lygių. Čia matyt, šitie užrašai yra dar iš to laiko, kai beveik visos unitų bažnyčios vėl buvo paverstas stačiatikių cerkvėms, nes buvo teigiama 19 šimtmečio vidury, kad į motinos bažnyčios glėbį grįžo sūnus ir dukteris paklydėliai ir palaidai. Tai va, tai kas čia yra įdomu, išlikę daugybę gotikinios architektūros tipingų elementų, arkos, skliautai, yra nemažai ir sienų tapybų. Ir kadangi bendruomenė, kurie daugiausiai sudaro ukrainų kalbą kalbantieji Vilniaus gyventojai, nėra labai pasiturinti, tai tie darbai panašiai kaip Švento Bernardo bažnyčioje arba Pranciškonų bažnyčioje, Trakų gatvėje. Jie vyksta gana lėtai, bet metodiškai, laikantis įvairių technologijų ir karts nuo karto vis koks nors įdomus atradimas išlieka. Kita vertus, labai gerai, kad jau ši bažnyčia, kaip ir daugelis kitų, kurį laiką atvira Vilniečiams. Čia vyksta ir koncertai, kurias rengia muzikos kolegijos studentai. Vyksta ukrainiečių bendruomenės susirinkimai. Pat ir dabar vasarą galima drąsiai užeiti. Ir taip sakant, niekas prieš nosį nebus uždaręs. Vėlgi, stačiatikių bažnyčioms absoliučiai neturėtų būti būtinga. Labai puikus ornamentas ten, tai? Ir šį čia yra greičiausiai 17 šimtmečio tapybų. Vadinasi, tik buvo užterliota, niekas tų sienų neretė. Tai tikrai laukia nuostabių dalykų. Panašiai kaip Švento Bernardo arba Bernardino bažnyčia, kaip vadina vilniečiai. Tik sakau, problema klasikinė, kaip ir visur. Lėšos. Jie neatskės draugiškai. Nu, tas visas dažvės kažkaip dar vėl čia gandeliai padaryti, matosi, kad tos tapybos lygiai gana nemažai. Ir čia detalės išpaišytos dar. Ir ko gero čia laidojimo kriptos, kurios gal nebuvo išlydytos. Čia galima būtų patekti į bokštą. Bet mes neisim, nes tėvo Pavlo tikriausiai nėra. Čia galima pakilti. Labai siauras bokštas. Labai siauras, kad iš tikrųjų sudėtinga užlieti yra be gausti. Bet bokšte žiauru. Tai mes buvom užlipę, bet dabar antenas. Antenas? Antenas. Aišku, žiema yra žvėriškai šalta, nes kol kas irgi dėl materialių priežasčių pastatas nėra pakankamai šiltas. Bet vasaros metu čia tikrai atgaivai, kad per tokius kažkokius. Ir visi išlenda. Pamažu atidinginėja. Čia yra fantastinio dalyko. Pasižiūrėk. Šis, neįtikėtina. Čia toks pats gali pasiūsti. Aišku, Bernardinų bažnyčia irgi tokių dalykų mes neįsim. Tikras barokas ir tas čia sakau, čia pats gali pasijusti tradiciją.
Fantastika. Ir vėlgi, pertinkuojant. Ir mokslo absoliučiai nežinom dalykai. Vėl mes matom skirtingus sluoksnius. Tai yra ankstyvasis, tiesa, pirminės dekoras, kas vėlgi nebūdinga stačiatikių bažnyčiai. Aš čia sakau, gali būti 17 šimtas. Matome antrą sluoksnį. Vat ta pilkai, kur visur kitur. Čia jau neabejotinai 18. Fantastika. Žodžiu, ir visa siena, bent jau šita, taip sakant, rytinė, yra neabejotinai dekoruota sienų tapyba. Mūsų laikais vadovėliuose, kalbant apie renesansinę ir ankstyvojo baroko memorialinė skulptūra, visą laiką būdavo eksponuojama šitą antkapinį balokštį, vienai pirklių šeimai sukurta. Tik niekas niekada nežinojo, kur yra, nes sakau, išeina visi į sandėlį mane galima. Ir irgi yra kažkokia labai kompozicija netipinė. Tai tarsi būtų iš vertikalios paversta į horizontalę, tai užrašas yra. Ir vėl. Tik tai graikų apeigų katalikams tai yra būtinga. Graikiški, slaviški rašmenys ir vakarų Europos skulptūros tradicija. Vienam tokiam junginį. Čia vienas stipriausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dailės kūrinių simbolių. Žinai, vat kur rytai, vakarai sukaminti. Čia manau, kad iš tikrųjų papinau. Ir vėl, šiandien tai yra dar ta egzotika, kurią vertama matyti. Nei skulptorių, restauratorių, nežinau, tyrėjo atvalyti. Viskas procese. Iš tikrųjų tikras dalykas. Sveiki, kaip vyko. Labas. Kaip būtų vyko. Nu, aš čia 20 metų dirbu. O visą teritoriją reikia sutvarkyti. Čia idealiai tvarką palaikau, nes čia visi turistai praeina. Galiu aš pakomentuoti gal. O kaip su... Nes aš čia viską studijavau. Žinau, jūsgi pasakojate, tada aš atsimenu. Nu, rašysite. Nuo pradžių pradėti. Turbūt papasakoti. Čia palaidotas burmistras Vilniaus, jo sūnus. Jie mirė 1576 metais. Čia kapinė plyta iš granito, kavos spalvos, labai retas granitas, greičiausiai iš Italijos atvežtas ir viskas rankų darbas. Kaip čia daryta, išlipuota raidė, akmuo ir tos raidės kaip išlietos. Čia specialistas aiškino, neįmanoma išlipuoti be česnako. Atseit česnakas turi reikalingų rūgščių. Tai ta technologija jau tada buvo žinoma. Dabar užmiršta. Čia Vizantijos kirilica, ją saugo vaisiai. Vaisiai gyvybės simbolis, o kita pusė byloja jau apie pomirtinį gyvenimą. Herbas jau gulintis ir saugo jau tik angelai. Ir bendras vainikas, kuris akumuliuoja viską, jis išeina iš to ąsotėlio, eina ir į ąsotėlį įeina. Ir ką jis mums palieka, kaip ir gyvenime, blogą ir gėrį. Atvirai sakant, šitos... Blogą ir gėrį palieka. Iš tikrųjų, jūs atkreipėte dėmesį į įdomiausius dalykus, grifonų galvas. Kur ne tokių dalykų sutiks tikrai? Nieko. Čia tai ne. Žiedai ir grifonai. Žiedai ir grifonai. Čia įdomu. Blogis ir gėris, nes mes klaidingai buvo auklėti vienaženkliškai žiūrėti. Nieko gyvenimiško, vienaženkliško nėra. Vyksta priešpastatymas vienas kitam. Ne, čia įspūdinga. Bet pradedant nuo čia ir baigiant herbu, kurite yra didžioji meno paslaptis, kad iš akmens padvesta į bronzą. O čia yra didžioji meno paslaptis. Bet labai gražus, bet įsivaizduoju, kaip tai atrodys, kai bus atkurtas, o jisai tikrai bus, nes išlikė nemažai. Tapybinis sienų dekoras, kuris savo charakteriu to barokiniu labai artinasi šitai antkapiniai plokštė. Čia iš vis bus fantastika. Čia kiekviena detalė labai apgalvotai. Čia angelai neša šitą vainiką ant sparnų su herbu į dangų. Čia, žiūrėkim, čia obuolys, čia braškė, sudaro vieną kompleksą. Čia vyšnius, čia vynogės, vynogės gyvybės simbolis. O granatai apnoginti. Granatai turi daug sėklų, tai aš sakyčiau turtą ir šeimos gyvybės simbolis.
O čia vienas iš Lenkijos buvo, jis aiškino, moterių karūną iš čia paimta, iš granato šitą. O. Fantastika. Nu, tai žiūrėkim, čia reiškia vynugės, o čia piniai, čia pinys. O koks čia yra daugiaplanis, kaip ir pasaulis kurtas margas. Tik vergas nori perdažyti dvi spalvas, juodą ir baltą. Nuo to visos mūsų problemos prasideda. Puikiai. Tai va, Ačiū. 16 amžius. Labai puiku. Koks metas. Ačiū. Ta sienų tapyba, aš žinau, čia tai iš vis labai gerai, neįtikėtinai gerai išlikę. Nors aišku, visiems kyla klausimas, kas yra šitie su dedant naują tinko sluoksnį. Reikėjo tiesiog paruošti pamatą, kad sukibimas būtų geresnis. Bet ačiū Dievui, kad užteko proto ne visiškai nudaužyti, o tik tai kirsti čia. Ornamentiniai kažkokie, kažkas tokio. Galima įsivaizduoti, kad panašus sienų dekoras, toks grubokas, galėjo būti ir Trakų pilyje. Iki mūsų dienų tai neišlikė 19 šimtmetį, buvo tokie piešiniai pabandyti daryti. Tai man asmeniškai tai keletas asociacijas, kad labai galėjo būti, žinai, kad būtent tokio charakterio. Tai čia 16 amžius. Sienos buvo gėlėmis papuoštos. O pažiūrėkime navas kokios buvo. Čia išvykę, tai iš vakarus, o net važiavę, kad tai sugadintų. O viršuje ant navas. Čia jau sugadyta yra. Čia vėliau, čia būtent 18 šimtmetis, ką matome ir ten viršui. Rozetės ir apvadai. Nu, lygiai tenai matė. Langas didžiulis lango apvadas yra. O šitas dalykas yra iš 15 šimtmečių, tai iš vis šakė. Nes čia šita šventovė buvo pati gražiausia ir pati turtingiausia. Nu ir vienos turtingiausių šeimų. Kokia akustika. Čia mes koncertus darom, tai labai puikiai skamba. Bet tai namus vis tiek dar turite šiek tiek. Tai neaišku. Nu, bet kol kas, bet turite. Reikia kovoti. Nu taip, bet bent kur galva prigraus dar yra. Pasimatysim. Ačiū. Tai čia 40 armėnų kankinių, kurie buvo užkankinti per turkų musulmonus. Jie tapo visi šventieji, nes armėnų tikėjimas labai senas tikėjimas. Taip, katalikosai, taigi žinom. Ačiū, Miša. Ačiū. Čia, tuoj papasakosiu. Žinai, aš pagalvoju, neįsimus vairius, bet tam reikia turėti kamerą ir dar va tokius daiktus. Žinai, nieks nedarė, pagalvok, su šitais. Nieks nedarė. Šitas yra buvęs pakenkė. O tai kodėl niekas neužsiema? Tai nieks nepagalvojo, tai tu pagalvoji. Gal kameryti. Va tau miesto metų. Ir ne tik miestą. Po Lietuvą galim važiuoti. Nu, tai vat, nu taigi mes čia unikalizmus. ir pradedam. O šitas yra unikalizmus. O šičia, ką, dabar pavirtęs viešbučiu, senasis bazilijonų vienuolynas, kuris, ačiū Dievui, kartu Ukrainos verslininkų dėka, gavo savo dabartinę, tokią pakankamai kokybišką išraišką, ten galėsim damaskas. Ir čia yra turistų, ypač iš Lenkijos turistų, labai mėgiama vieta, rekonstruota, taip vadinama Konrado celė. Iš tikrųjų jau ne tik tai rekonstrukcija, nes bazilijonų vienuolynas 1830 metų sukilimo buvo paverstas kalėjimu. Ir įvairūs... Šičia? Taip, o visas šitas kompleksas buvo paverstas kalėjimu. Ir šitam kalėjimui vienas iš to... Mickevičius. Tai buvo Adomas Mickevičius, vienas iš kalėjimų. O, čia tau. Čia visai, nu kaip, sakyčiau, teisingas muezininkystės pavyzdys. Išskyrus, ką matome, futbolo sirgalių. Vadinasi, irgi domėsiu kultūra, arba ieškoja lenkiškų vietų. Polskė, tai kažkas jau numanė. Bet keista, broliškoji Lenkija, taip sakant, padėjo rengti šitą ekspoziciją, iš broliškosios Lenkijos atvykęs sirgaliai. Čia tos celės. Čia iš Mickevičiaus kažkokių tai kūrinių. Ne, originalų nėra. O čia iš Mickevičiaus kūrinių. Ir vat yra prieškariu įrengta
ta lenta memorialinė. Bet čia atseit tipinga, jinai buvo irgi prieškarį, žinai, va, tą celę tą daryti. Bet sakyčiau, labai gražus meninis sprendimas. Man dar gražu tai, kad ne taip daug Vilniuje vietų, muziejų, man išskyrus tas užrašas, ne, kur žiūrėk. Gražu, nieks nieko nesudaužė, nesunaikino, nebando ten sulaužyti. Vadinasi, kaip ir visoje kitoje Europoje, žmonių požiūrė. Nu, aukų dėžutė neišlaužta. O kur eina aukos? Aukos eina išlaikyti bazilionai. Bazilionai iš papą patvarko. Tai tikrai gaila, kad... O čia jau vienuolyno teritorija. Vienuolyno klauzūrinė teritorija, nes praėjom viešbučio. O čia veikiantis vienuolynas? Taip, veikiantis vienuolynas. Yra keletas brolių ir tėvų. Tai vienas didžiausių neveikiančių Vilniuje restoranų yra Požemėse. Neveikiančių? Kokių 500–600 kvadratų. Taip. O tai jį tenai galvoja padaryti? Jį įrenginėjo Ukrainų verslininkai, kodėl man nežinomų priežasčių. Bet fantastiškai tie medis. Ir niekam neišnuomoja? Nu ir niekam, kaip sakė, neišnuomoja. Mums dabar mato, galvoja, broliai. Gal tėvas Pavlo irgi mato. Labai puikus. Buvęs vyresnysis vienuolyno. Buvau sutikęs mieste, jau sakė, kad pasikeitė, ten perėmė savo, taip sakant, vidaus tvarką pakeitė. Ai, mesgi galime prabėgti pro Domus Mariją ir užfilminti tas šaudymo angas, argi ne? Galime. Tada dar nueiti. Nes tų svarbiausia paskui reikės pamontuoti tą medžiagėlę, kas bus irgi ne taip paprasta. Nu va, čia Tai jau apie bazilionus jau apšnekėjom. Manau, kad taip. Galėtumėm dar ką nors, bet žinai. Tai bus paprasčiausiai reikia labiau anekdotinių istorijų. Taip. Žinai, nes faktologinės kankinam čia. Bet iš tikrųjų tam kalėjime ne tik tai. Adomas Mickevičius, kuris lenta, matosi, labai įdomiai padaryta. Tikroji originalioji lenta yra, kuri apatinė. Daryta prieškariu. O jau mūsų laikas atsirado viršutinė dalyka. Nu taip. Tai šitas dėdulis buvo atėjęs pas mane skųstis, kad iš atiminė būtų skolas. Ir pasižiūrėt, gal rasim benamių Mikį bokštą. Vienas įdomesnių ir gynybinio charakterio bokštų. Faktiškai kiekviena bažnytinė posesija buvo kaip maža atskira tvirtovė. Nu taip. Ir vėlgi, faktiškai miestas nepatyrė didelių apsiauščių, ar ne, bet siena buvo pastatyta. Bet ten turbūt daugiau dėl muito reikalų. Ir ne tik tai todėl, ir dėl visų, nu va, tiek ir visokių vertingų personažų. Mokėsi, nes čia prieš karą buvo ir gimnazija šitam pastatyti. Baltarusiška gimnazija, baltarusių kalba mokėsi. Nes Vilnius ir vėl tai tik tai džiugesys ir garbė mums, ar ne? Mažiausiai keturioms tautoms svarbus miestas. Nu taip. Mažiausiai. Dar esu čia aptikęs kažkada. Nu, rudenį tai čia bus žiauriai darbo toks. Oi, čia visas metus. Čia ir paukščiai valosi, ir medžiai valosi, persirengdinėja. O tai jūs kaip, su tėvu Pavlo bendraujat? O kas dabar vyresnysis vienuolynas? Aš dabar naujas atvažiavo. Jo, nes nebe Pavlo. Bet ne tas. Supratau. Čia Pavlo buvo kartu ir šeimininkas. Nu tai jeigu jis atvažiavo, nes Pavlo tai čia gyveno labai ilgai. Tai va tas va. Bet jis šeimininkas, o šitas nesijaučia šitą. Nu gal jis jam nedrąsu dar, tik pradžia, žinot. Nu, pažiūrėsim, bet kažkas ne tai. Nu supratau. Sėkmės ir iki malonų. Ačiū. Nu, visur antena. Nes po tos bokštus esam man šia, žinai, ne kartą. Visur. Visos Vilniaus aukštumų vietos yra už antenų. O šį čia buvo vienas nuo svarbiausių socialų myštų. Nežinau, gal dabar jau nebėra. Ai, jau ne. Užkalta pilė. Čia buvo šakės, tokių baldų privilkta, žinau, tokia menė įsirengė. Tam bokšte? Jo. Galėtumėm, po asocialų namelius, bet reikia kažkaip chytriau paslėpti kamerą. Galiu parodyti bomžatnikų tokių atlūšių.
Ir žinai, čia iš tikrųjų, tai tu teisus, reikia žinomas rinkti. Nes visi mūsų video meistrai daro ką? Nu, daro tokį art fixation, bet dabartiniu laiku. Be kažkokių šitų, žinai. Na tai taip, tokį. Gaila, kad dabar esu praradęs ryšį su vienu rimtu asocialu, kuris žadėjo, bet jis per daug kaulindavo pinigų, žinai, vis pinigai, duok. Ir tas ryšys nutrūko. O čiagi buvo Lenkų ambasada, ne? Mes čia darėjom fotkinti tą. Taip, čia buvo pirmoji Lenkijos O čia? ambasada. Taip, čia. Tai vėlgi, aš manau, kad tai buvo tam tikra pagalba be atsikuriančiai unitų bendruomenė. Buvo įsinuomota, lygiai kaip buvo tam tikra Italijos valstybės pagalba iš metropolito stačiatikų bažnyčios įsinuomoti jo, taip sakant, patalpas. Nu va, dabar, žinai, galime. Nu tai va, tai čia bazilijonai baigta, taip? Bazilijonai baigti, dabar įlyskime į Karmelitą trumpam. Tai dabar čia dar atsisukite. Geras čia. Mažėja įstaiga. O ten pasiturim kažkoks labai keistas vietas. Ale możemy grać. Tak, Yra didžiausias trylės, bazilijonai. Presvetoj Trojai.